Banger. Banger. Sveiki, su jumis sveikinas Rička, čia dar studija ir čia vėl mano laidelė Pasigamink pats. Šiandien filmuoju antrą sezoną, 4 laidelę. Visų pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad gavau siuntinį iš Vilniaus, nes dalyvavau konkurse Aš+50 ir kažką man jie atsiuntė. Už dalyvavimą turbūt. Ir dabar čia turiu savo siuntinį ir reikia jį išpakuoti. O mes tam siuntinį rasime. Kokios knygos, taip ir galvoju. Wow, Lietuvos spaudos fotografija. Aš būsiu fotografas iš tikrųjų. Bet tai kai čia nuotraukų. O antra knyga vadinasi Kartu knyga. Esu labai laimingas, nes galėsiu dabar paskaityti knygų ir labiau išprusti. Dabar užteks apie tos siuntinius, grįžtame prie laidelės. Šiandien turiu labai mažai laiko, turiu suspėti iki 6 valandų nufilmuoti ir sumontuoti ir įkelti, nes po 6 valandų, autas aš. Išvažiuoju į gimtadienį ir nebebus ką man veikti čia. Jau. Šiandienos receptas bus varškėtukai. Šitam receptui jums reikės miltų, cukraus, druskos, kiaušinio, varškės, grietinės ir sviesto. Pirmiausia, išsiplakam kiaušinį, įsiberiam druskos pagal skonį ir cukraus ir greitai išplakam viską. Į vieną indą dabar sudedam varškę, tada miltus. Jeigu bus per mažai miltų, gali jūsų varškėtukai vandenyje ištižti ir dėl to galima įdėti biškį daugiau miltų. Tada supilam kiaušinio plakinį ir su nuplautom rankom išmaišome mūsų tešlą. Jeigu ko nors trūksta, pridėkite daugiau. Tešla turi gautis tokia, kad neliptų prie rankų. Tešlą būtina gerai išminkyti. Štai gavom gerai išminkytą tešlą, dabar iš jos padarysime 1,5–2 cm volelius, juos suplosime ir supjaustysime į nedidelius gabaliukus. Lentą pabarstume miltais, kad nepriliptų mūsų varškėtukai. Pasiemam tešlą, ją susivoliojam, biškį suplojame ir su peiliu susipjaustome į nedidelius gabaliukus. Ir taip padarome su visa tešla. Užverdam vandenį. Į jį įdedam šiek tiek druskos ir toj galėsime dėti varškėtukus. Mūsų vanduo jau yra užvirtas pilnai, dedame varškėtukus. Pamaišome, kad neprikibtų prie dugno ir virsime apie 3–5 minutės. O tuo tarpu, kol jie verda, galima pasiruošti padažą. Pirmiausia, ištirpdom sviestą. Tada dedame grietinę ir paliekam, kol ištirps viskas. Taip pat, jeigu trūksta jums cukraus, galite dėti dar į padažą. Valia, mūsų padažas yra paruoštas, virtinukai jau beveik išvirti, toj patieksime ant stalo ir parodysiu viskas, kaip atrodo. Su jumis buvau aš Rička, jeigu patiko šitą laidelę, paspauskite like, taip pat galite subscribe paspausti, nes kai bus 500 subscriberių, tada valgysiu krykius ir ne vienas, o su draugais. Iki 500 subscriberių man trūksta tik 60 ir tu gali būti tarp jų. O tuo tarpu aš varau paragauti savo varškėtukų, kaip jie man pavyko, kaip gavosi. Išvaizda man atrodo labai priimtina. O skonis turbūt irgi toks pat bus, tad ragauju. Vat padažas viską padaro. Skonis nepakartojamas. Labai skanus. Matot, kaip galima greitai, paprastai ir skaniai pasigaminti valgyti. Tad linkiu jums gero penktadienio. Kaip matote, dabar į mane šviečia saulė. Aš nieko nematau. Turbūt ta saulė reiškia, kad ir man bus geras penktadienis. Tai ir sakau viso. Susitiksime lygiai po savaitės.